esame Aido galerijoje, kur vyksta paroda pavadinimu Dykinėjimai, tapyba piešiniai. Čia pristatau pastarųjų 2 metų darbus. Tokia pagrindinė ašis kaip koncepcija parodos yra darbai improvizacinio pobūdžio. Tiesiog iš daugybės darbų teko atrinkti tokius, kurie buvo sukurti ilgai besininkant pačioj tapyboj, ir siužetai, kūrinių fabulos buvo padiktuotos impulsyviai pačios tapybos plastikos. Tas pavadinimas Dykinėjimai turi tokią prasme, kad iš tikrųjų tu kažkur išeini į kažkokią nežinomą teritoriją, turi siekį kažkokį, bet kelių nežinai, kaip tu pasieksi. Tai man tame ir yra tapybos žavesys ir sakykim, kai tu kažką tai apčiuopi, kažkokią tapybinę išraišką, kažkokią, kuri atitinka tavo būseną, tada patiri kažkokį tapybinį katarsį ir jauti, kad tai yra tas darbas, kurio tu laukiai ir dėl kurio tu ilgai dykinėjai. Parodą papildau dar piešiniais, tai įveda tokio betarpiškumo į parodą.